Sveiki visi Akvilegijos bičiuliai. Šiandien kalbame apie paskutinės šių metų varžybas – rudens sezono uždarimą. Galima sakyti, kad tai buvo tikra žūklės sezono kulminacija. Šiek tiek šaltesnė, šiek tiek ramesnė, bet kartu ir labai ypatinga. Labas rytas visiems. Džiugu jūs matyti, kurie nepabūgo šalčio, tokio įdomesnio oro. Sezono uždarimo varžybas Akvilegijos. Tai noriu paprasčiausiai padėkoti rėmėjams, draugams mūsų, be kurių šitų varžybų nebūtų. Pirmą noriu padėkoti, visą laiką būdavo paskutinį dėkodavo, tai dabar noriu padėkoti pirmą Arilsas LT, kurie bus ir teisėjai, ir video filmuotojai. Antrą noriu padėkoti to poligono savininkams, ir kurie puoselėja ir augina šitas žuvis. Noriu padėkoti Akvilegijai už šitos nuostabius karpius, kurie suteikia mums džiaugsmą. Noriu padėkoti labai. Šiuo metu yra ruduo, dabar aišku ne rudeniškas oras, tik tai vėsu. Greit prasidės lietus ir geriausia apsauga nuo lietaus yra paliučio batai ir kiti dalykai. Paliučiai. Dar noriu padėkoti AJ Pro ženklui, kurie įsteigė prizus. Žvejai tikrai žino ir britkelnės gerai, yra tam tikri prizai, noriu dar jiems padėkoti. Noriu padėkoti daugkartinė, kaip sakant, pastoviam rėmėjui, draugui, Aurimui Rinkui, Krante LT už nuostabius produktus, kuriuos jie parduoda. Aišku, ir Aleksandrui, kuris mums irgi įsteigė, sako, tokių turi priziukų, Luska firma. Ir noriu palinkėti jums gero laiko, daug emocijų, gerų emocijų. Saugokit meškeres, turėkit gerą laiką. Ačiū jums. Nors rytais rasa ant žolės, o vėjas vis dažniau primena, kad vasara jau tik prisiminimas, žvejams tai tikrai ne priežastis padėti meškeres į kampą. Atvirkščiai, rudens varžybos visada turi savo žavesio. Kai nuskambėjo starto signalas, vanduo iškart sujudo, sviedėsi šėryklos, skrido jaukai, o pirmieji kibimai pasirodė netikėtai greitai. Rudens karpiai pasirodo dar visai neketino ilsėtis. Taip pat būtent šiai komandai pačioj varžybų pradžioje užkibo ir labai didelis karpis. Įdomu, ar tai bus varžybų Big Fishas, ar ne? Nors rankos šalo, visi stengiasi išnaudoti paskutinę galimybę šiemet išbandyti savo sėkmę tvenkinyje. Praėjus pusdieniui ėjome sverti žuvų ir jau kone kiekvienas sektorius davė kažką pasverti. Pasižiūrėkime, ką mums jie pateiks. Kai saulė jau leidosi, oras dar labiau atvėso. Žvejai apsirengė šilčiau, užkūrė keletą mažų lauželių, o aplink tvenkinį pasklido dūmų kvapas. Kai kur girdėjosi juokas, kai kur tylų šnabždesiai, kai kuriems tai buvo tiesiog laikas pabūti su gamta. Vis dėlto ir naktį žuvis nestovėjo vietoje. Žvejai tikrai gaudė ir nemiegojo visą naktį. Rytą pasitiko rūkas. Tvenkinys atrodė lyg paslapties kupinas veidrodis. Vos matėsi kiti kranto kontūrai. Kai kuriem dalyviam net ir svėrimo metu karpiai nedavė ramybės. Ir buvo aišku, kad paskutinės valandos gali išties pakeisti viską. Kiekvienas kibimas tai galimybė iššokti į prizininkų vietą.
Intriga tarp zonų buvo išties palaikyta iki pat varžybų pabaigos, todėl niekas tiksliai nežinojo, kas užims 1., 2 ir 3 vietas. Ačiū visiems dalyviams, kurie šiemet buvo kartu nuo pirmosios taurės iki šio rudens uždarimo. Per sezoną buvo visko – karščio, lietaus, vėjo, pergalių, nusivylimų, sulaužytų kabliukų ir kotų, šūksnių iš džiaugsmo, bet viskas dėl meilės šiai nuostabiai veiklai. Ačiū organizatoriams, rėmėjams, filmavimo komandai ir visiems, kurie žiūrite mūsų video. Jūsų palaikymas suteikia prasmės visam šiam darbui. Pavasarį grįšime dar stipresni, su naujais iššūkiais, naujais dalyviais ir žinoma dar didesnėmis žuvimis. Akvilegijos varžybų sezono maratonas, tai jos kažkaip tai ir baigėsi. Tai va, liūdna, bet susitiksim per varžybas kitais metais. Nu tai vis tiek turėjom daug emocijų, kurie čia yra dalyvavę ne vieną kartą ir ne 2 kartus. Manau, tikrai buvo patenkinti, turėjo čia ir kibimų, ir nutrūkimų, ir gerų, ir blogų emocijų. Tai manau, kad verta būtų padėkoti Akvilegijos karpiukams už suteiktas mums tas emocijos viso sezono metu. Paplojam. Big Fish'as. Labai sudėtingoj kovoj, su didelė intriga. Robertai, ateik. Jau buvot įsigandę. 3. vietą įnirtingoj kovoje laimėjo Ašuklė 1 komanda. Dėkit. Atidirbot, šviesikės degiamas čia. 2. vietą įnirtingoje kovoje laimėjo Kilbukas komanda. 1. vietą įnirtingoje kovoje pasaulio rinktinės treneris, kurie yra čempionai šių metų metodo. Ateik. Plojam. 1. vietą. Iki pasimatymo kitame sezone. Ir nepamirškit, žvejyba nesibaigia, kai baigėsi varžybos. Ji tęsiasi kiekvieno mūsų mintise, kai galvojame apie kitą kibimą, apie tą vieną žuvį, kuri vis dar laukia. Iki greito, bičiuliai.